Gerbiamieji, netrukus pradėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vasario 16 skirtą vėliavų pakelimo ceremoniją ir iškilmingai pakelsime 3 Baltijos valstybių vėliavas. Ceremonijoje dalyvauja prezidentas Valdas Adamkus, pirmasis atkurtos nepriklausomos valstybės vadovas, Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, užsienio šalių diplomatinių misijų vadovai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo nariai, Europos parlamento nariai, Lietuvoje viešintis NATO jungtinės vadavietės Brunsume vadas, Lietuvos kariuomenės vadovybė, užsienio šalių gynybos korpuso atstovai, Lietuvos laisvės gynėjai, kariuomenės kūrėjai savanoriai, policijos veteranai, Lietuvos skautai ir kitos visuomeninės organizacijos, Vilniečiai ir miesto svečiai. Šventėje kartu su mumis NATO sąjungininkai, šiuo metu Lietuvoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų, NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių Ispanijos karalystės karinių oro pajėgų atstovai bei kitų šalių atstovai, tarnaujantis NATO integravimo padalinyje Lietuvoje. Ypač džiugu sveikinti gausų Lietuvos šaulių ir ateitininkų būrį, kurie į šventę atėjo su Lietuvos istorinėmis vėliavomis. 3 Baltijos valstybių vėliavų pakelimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Go! Go! Bet net 50 metų iš mūsų šimtmečio išplėšė sovietinė okupacija, palikusi daug negyjančių žaizdų, o kai kurių sovietinio įšalo likučių netirpdo jokie pavasariai. Kada nors įveiksime ir juos, kaip surūdijusias Vilniaus žalio tilto skulptūras. Vis dėlto svarbiausia ne vien tai, kokius kūrinius šimtmečio garbiai sukursime, kokias knygas išleisime ar paminklus pastatysime. Jų mums reikia. Bet dar svarbiau, kokiomis akimis į tuos paminklus žiūrėsime, ką jausime, skaitydami jubiliejines knygas. Mums reikia šios sukakties, kad galėtume dar aiškiau suvokti, ką Lietuva, jo žmonės, mes visi nuveikėme per ištisą amžių, per mums skirtus gyvenimus. Naujai pažvelkime į Lietuvą, į mūsų valstybės vietą pasaulyje, į kelią, kurį nuėjome kartu. Mes žinome, jeigu Lietuvai vėl reikės gintis, daugiau nebūsime tokie vieniši, kokie buvome lemtingomis istorijos akimirkomis.
esame ir būsime jau kitokie. Drąsesni, veržlesni ir stiprus. Geriausias įrodymas šių dienų Lietuvos kariuomenė su šauktiniais savanoriais ir visuomenės palaikymas jai. Taip pat mūsų šauliai. Maloniai kviečiame jūs dalyvauti tolesniuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose. 12:30 min. Šventosios mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 14 val. Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų. 14:40 min. Gėlių padėjimas prie 1949 m. vasario 16-osios dienos deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko, partizanų generolo Jono Žemaičio Vytauto paminklo aikštėje prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. 18 val. Gedimino prospekte nuo katedros iki Vinco Kudirkos aikštės suliepsnos 16 simbolinių laužų. 19 val. Iškilmingas vasario 16-osios koncertas Vėrinys tėvynei.